Sveiki visi, Dzūkijos dujose šiandien turim Volkswagen Touran su CNG gamyklinė dujų įranga. Kadangi CNG nelabai užpildymo stotelių yra daug, tai išėmėm CNG ir sumontavom vietoj to LPG dujų įrangą. Šiuo atveju variklis yra TSI 1410 kW. Jį sumontavom lenkišką Alex gamintojo dujų įrangą. Štai puikiai matosi komponentai, dujų kompiuteris įdėtas prie benzinio kompiuterio. CNG dujos kompiuteris ir benzinis kompiuteris yra tas pats. Viskas yra gamykliškai padaryta. Tai iškūrus automobilį po kelių sekundžių pereina į dujas. Automobilis dirba tvarkingai, kaip priklauso. Dujų balionai jame sumontuoti į tą pačią vietą, kur yra, tai yra, kur buvo CNG dujų balionas. Dujų balionai, tai papačia specialios vietos yra padarytos. Jis sumontavo 55 litrų tūrio LPG dujų balioną, o CNG balionus išėmėm. Tai visą įrangą išimta. Tai užpildymas. Ta pačia vieta buvo CNG užpildymas, tai išėmėm CNG užpildymą, palikome LPG. Viskas tvarkingai. Automobilis dirba tvarkingai, jokių čekų nėra. Viskas kaip priklauso. Volkswagen Touran su CNG dujom. Duslintuvas perdarytas net su gamykliniam dujom. Vieni balionai čia, kiti balionai čia yra. Išiminėsim balionus, perdarysim į LPG.